Anykščiai. Didžiųjų rašytojų lopšys, legendų, turtingų istorinių ir literatūrinių tradicijų kraštas. Nuostabus kampelis su sraune šventaja, puntuku, šileliu. Tik čia supranti, kodėl taip lengvai Anykščiuose kūrėsi didžiavyriams Antanui Baranauskui, Jonui Biliūnui, Antanui Vienuoliui. Anykščių žemė tokia graži, kad čia ir proziškiausi žmonės nusiteikia poetiškai. Kiek čia esama nepakartojamo, niekur kitur nerandamo. To, be ko Anykščiai nebūtų Anykščiai. Tuo ir galima paaiškinti, kodėl Anykščių kraštas pagimdė ir išugdė tiek daug menininkų, kūrėjų, daug kraštui ir jo kultūrai atsidavusių žmonių. Nuo jų prasidėjo ir istorija, siejama su šimtmečio dainų švente. Praūžus Pirmajam pasauliniam karui, Svėdasuose kultūriniai veiklai pradėjo vadovauti Petras Vinkšnelis. Rengė vaidinimus, o po vaidinimų jo diriguojamas choras atlikdavo keletą dainų. Ir 1924 metais šis choras jau dalyvavo pirmojoje dainų šventėje Kaune, vėliau ir 28 bei 30 metais. Kūrėsi dūdų orkestrėliai. Pirmasis 1929 metais. Dūdas savo lėšomis Juozo Aleknos paskatinti įsigijo kurklių darbininkai ir valstiečiai. Juozas Alekna vadovavo ir 1948 įsikūrusiam Anykščių vyno gamyklos mišriam chorui, kuris 1950 ir 55 metais dalyvavo respublikinėse dainų šventėse. Choras gyvavo 37 metus ir dar vienas iš jo vadovų buvo Romaldas Gižinskas. Dainų šventės tai mano gyvenimas, vienas dalykas. Pirmoji mano dainų šventė prasidėjo 1975 metais Anykščiuose vyno gamybos susivienijime Anykščių vynas. Sekanti moksleivių dainų šventė 77 ir taip ėjo nepriklausomybės toks. O Anykščiuose buvo tikrai vadinamas Anykščiai dainų kraštas, choro kraštas. Chorinė kultūra buvo įaugusi kažkaip į kraują. Nuo 1950 metų kūrėsi būreliai ir kolektyvai, tuo metu vadinti saviveikla. Rengiamos rajoninės zoninės apžiūros, kuriuose varžėsi kolūkių, įmonių, mokyklų, kultūros įstaigų kolektyvai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Vainikuodavo visą tai rajono dainų ir darbo šventės. 1964 metais dainų šventė Anykščių Šilelėje sutraukė šimtus dalyvių, 2000 žiūrovų, kurie sveikino šventės dirigentus bei šokių kolektyvų vadovus. Vėliau rajoninės šventės vyko kone kasmet. Tai buvo viso krašto šventės, motyvuodamos atlikėjus ruoštis respublikinėms dainų šventėms. Visame Anykščių rajone buvo labai daug šokių kolektyvų. Šokių kolektyvas, buvo kapela, buvo chorai, buvo labai daug šokančių, dainuojančių ir grojančių. Ir dalyvaudavo jie ne tik tai dainų šventė į Vilnių, bet ir buvo didžiulės šventės Anykščiuose, dainų slėnyje, kur susirinkdavo viso rajono šokių, dainų kolektyvai. Ir būdavo tikrai labai smagu. Ir kai aš atvažiavau dirbti Anykščius, tai nebuvo nei vieno tuo metu choreografo. Aš buvau rajono vyriausia choreografė. Man priklausė viso rajono šokių kolektyvai. Tai buvo tikrai nelengva, reikėjo tuo metu ir diplomą ir apsiginti, ir savo kolektyvai dainų šventę paruošti. Ir dar tuo metu taip pat buvo tais metais rajoninė dainų šventė. Švenčių istorija Anykščiuose turtinga. Šioje istorijoje didžiulės eitynės į šventės vietą, moksleivių dainų šventės, folkloro vakarai, darbų pabaigtuvės. Ir visi šie rajono zoniniai renginiai vedė į vieną išsvajotą tikslą – respublikinę dainų šventę, susitikimų ir bendrystės šventę. Kad kolektyvas atstovautų miestą, tai yra didelė garbė išvažiuoti būtent į dainų šventę. Šokėjai tai ką, jie važiuoja, jie ten vargsta, jie prakaituoja, jie dirba, jie aria, mes dirbam irgi su jais, bet finalinės tos dalis, finaliniai koncertai taip atsiperka emociškai, gauna didelį emocinį pliūpsnį, pasitenkinimą, pasididžiavimą. Susipažįsta su kitais kolektyvais, yra toks dvasinis džiaugsmas. Tai yra nuostabu, kad aš pirmą kartą
išvešiu savo kolektyvo moteris, pamatys tą šventę, jos net neįsivaizduoja, kas tai yra. Linkėčiau visiems kolektyvams didelio polėkio atstovauti mūsų kraštą, pašėlti, susipažinti, parvažiuoti sveikiem, linksmiem ir dar pasilikti kažkokį bagažą ateičiai. Gal pavyktų dar kartelį. Norėčiau, kad prasidėtų šokis nuo darželio. Ir darželėje mes visi būtumėm lietuviais ir mokėtumėm tą lietuvišką dainelę, ratelį, šokį. Ir būtent nuo pirmų žingsnių jau mes turėtumėm skiepyti meilę savo kultūrai. Dainų šventė tai yra tokia jėga. Ir yra tokių akimirkų, kai ypač stadionuose, kai būna atvažiavę pasaulio lietuviai šoka, tai tikrai visiems norisi rieda ašaros. Tokia jėga, kad mes kartu su tais lietuviais, kurie užjūryje. Dainų šventes prisimenu kaip galbūt ko gero visos tautos šventė. Dalyvavau juose berods 85 ir 80 metais, dalyvavau su kultūros centro choru Šilas, kurio vadovas buvo nuostabus vadovas Robertas Šepkevičius. Vienybė, susitelkimas, bendrystė, kuri ateina per muziką. Nuostabus jausmas, kurį tikrai verta patirti kiekvienam, ko gero, bent kartą gyvenime. Lai visuomet gyvuoja Lietuvos dainų šventės, mūsų sielų, mūsų savasties šventės.